Labas, labas, jau labai senai norėjau tau parodyti vieną iš eksperimentų, bet prieš tai dar parodysiu, kokias nerealias naujienas mes turime Čiogan kompanijoje, kurios labai tinka šiuo laikotarpiu. Tai yra naujieji gydomieji lūpų balzamai. Viso jų yra 3 spalvos, 3 aromatai. Ir jie tik atrodo ryškus, tuoj parodysiu, tačiau iš tikro yra labai švelni spalva, nes tai nėra lūpų dažai, tai yra gydomieji lūpų balzamai, būtent su švelniu atspalviu. Ir prieš mūsų eksperimentą aš juos jums dar ir parodysiu, nes vis tiek tai su dekoratyvinė kosmetika. Taip yra avietė, man atrodo. Kad nesumaišyti. Visus, kai atsidarau, tada matau, kieno kokia spalva. Tai pirmiausia, pradėsim nuo braškinio atspalvio. Atrodo toksai gan ryškus, bet šiandien jums parodysiu ryškiausią ir tai jisai nebus toks ryškus, kaip atrodo. Šitie gydomieji lūpų balzamai yra labai, bent jau man, tokio gražaus dizaino ir jų dangtelis yra magnetinis ir užsifiksuoja. Štai. Šiaip kiek teko girdėti, tai ir kitų žymių kompanijų gydomieji lūpų balzamai su atspalviu dabar yra kaip ir trendas, kaip ir ant bangos ir daugelis nori juos pasiūlyti. Tai labai džiaugiuosi, kad mūsų kompanija taipogi žengia koja kojon su mada. Kitas atspalvis yra vanilinis. Vėlgi jis nėra toks ryškus ant lūpų. Ir trečias atspalvis yra avietinis. Atrodo pats ryškiausias, tačiau to jums pademonstruosiu, kad jis toks nėra. Jisai gal kiek šaltesnio atspalvio. Po jų lūpos būna tokios kaip po vazelino naudojimo, sudrėkintos, minkštos ir labai švelnios. Tai tiek norėjau parodyti būtent naujuosius 3 lūpų gydomosius balzamus. Jie tik pasirodė ir iš karto buvo išpirkti, bet kompanija žadėjo per 10 dienų vėl padaryti jų papildymą. Tad jeigu kam aktualu, tai būtinai parašykit, papasakosiu plačiau ir jau galite rezervuoti, nes aš įsivaizduoju, kad kai tik jie atsiras, vėl bus labai greitai išgraibstomi, nes jau vyksta rezervacijos. Na, šiandien noriu jums parodyti gyvai, tiesiogiai, eksperimentą su makiažo pagrindais. Mes tirpinsime juos vandenyje. Eksperimentui pasirinkau 2 makiažo pagrindus. Tai vienas būtent bus mūsų kompanijos, Čiogan kompanijos 13 numeris, o kitas bus kitos kompanijos. Aš specialiai uždengiau, kad tai nebūtų nei reklama, nei antireklama, bet tiesiog bus kitos kompanijos makiažo pagrindas. Ir mums reikės 2 indelių ir vandens. Tai kiekvieną iš indelio aš įpilsiu po truputį vandens. Štai taip. Ir į kitą. Į pirmą indelį įdėsiu mūsų makiažo pagrindo. Paskui papasakosiu, kokia yra šito eksperimento būtent nauda, vertė. Štai, dėjau mūsų makiažo pagrindo. Matos, ar ne? O į kitą indelį su vandeniu įdėsiu, kaip sakiau, kitos firmos, specialiai nerodau kokios, makiažo pagrindo. Irgi įdėjau ir bandysime tirpinti mūsų kitos kompanijos. Turiu pagaliukus ir tirpinu. Matot, kaip gražiai tirpsta būtent Čiogan kompanijos makiažo pagrindas. Tai reiškia, kad jame visiškai nėra naftos produktų, nekemša porų ir nedaro žalos mūsų odai. Tai gražiai. Aš šį eksperimentą jums rekomenduoju pasidaryti namuose su jūsų naudojamais makiažo pagrindais. Tai va, Čiogan kompanijos ištirpinom labai lengvai. Bandysim kitą kompaniją. Štai. Irgi.
Čia jau susiduriam su problema, nes makiažo pagrindas visiškai veliasi ir netirpsta vandenyje, vadinasi, jis nėra toks saugus mūsų odai. Naftos produktai naudojami ant odos labai negreit pasišalina, kemša poras ir gali sukelti tam tikras alergijas. Tai tik jums spręsti, kokį makiažo pagrindą jūs norite naudoti savo odai. Ar saugų, kaip kad mūsų kompanijos iš Čiogan makiažo pagrindą, jį ir aš naudoju, jis labai gražiai ir tolygiai pasidengia. Man labai patinka šitas numeris būtent 13, nes jis dar ir šiek tiek prisitaiko prie odos ir jį gan lengva pritaikyti. Ar štai, aišku, paslėpiau firmą, nedarau nei antireklamos, tokį, kuris netirpsta vandenyje. Nori įsitikinti, kokia pudra yra pas tave naudojama kiekvieną dieną, tai atlik šį itin paprastą eksperimentą. Tiesiog įlašink į vandenį savo pasirinktos pudros ir maišydama patikrink, ar jinai tirpsta. Tai šiandien toks trumpas eksperimentas, kurį norėjau parodyti gyvai, realiai, kad tai yra nesufokusuotas kažkoks bandymas, bet realus. Tad parašyk, jeigu namuose padarysi šitą eksperimentą, kas įvyko su tavo pudra. Nes labai įdomu, ar dar daugiau yra pudrų, kurios tirpsta vandenyje ir yra saugios vartoti. Tai šiandien tiek. Iki.